Bernardas, alkoholikas, narkomanas. Sveikas. Okay. Taip. Kaip mokyklai čia jaučiuosi šiandien. Šiaip labai džiaugiuosi, kad Pijus pakvietė, kaip tik toks sunkesnis metas kažkoks, tai visą laiką, jau pastebėjau, tik iš patirties, aišku, kad kai darai ko nenori ir vardan kitų kažkiek, galbūt, tai kažkaip padeda tas. Jo, tai gal reiktų pradėti tada nuo santykio pradžioj su medžiagom, su alkoholiu. Kažkaip dabar bandžiau kažkaip galvot, nuo ko pradėti šnekėti, tai į galvą šauna kažkoks vaikystės etapas, kai profesionaliai žaidžiau tenisą ir kažkoks toks buvo labai aiškus apsisprendimas, kad to tai niekada nedarysiu ir aplamai ir su rūkymu, ir su alkoholiu, tai iš viso. Ir kažkaip labai daug apie tai ir negalvodavau. Šeimoje pas mane kaip ir tokių, su tėvu, aš nežinau, kokia situacija keista. Aš ir neatsimenu labai daug, bet atsimenu, kad ant stalo visą laiką būdavo alkoholio. Bet jis ten kažkaip nervus ramindavo, taip, kad prisigertų labai. Tai vieną tik sykį atsimenu mamą, kad labai prisigerė. Tai toks irgi atrodo, kad šeimoje kaip ir viskas gerai buvo. Tai va toks momentas. Gal reiktų ką pasakyti apie vaikystę, kad jinai vis dėlto labai nestabili buvo vis tiek. Mano sesuo, tai irgi čia nesuvartojimo, gal čia daugiau taip, kad tokio irgi nesveiko proto gal biškį pas mane atsirado jau vaikystėje, kad jinai, šiaip jau šiai dienai tai labai sunkiai serga kažkokiom keistom psichiniam ligom, ten jai prirašo visokių ribinių asmenybių ir taip toliau, šiaip didelis galvos skausmas, ką daryti, dabar jau kažkokia anoreksija, kad, prasideda kažkokie keisti dalykai. Ir jo, tai vaikystė man atrodo taip, kad pastoviai duždavo daiktai kažkokie, rėkdavo, kažkas sypdavo, policija atvažiuodavo ir... Bet kaip ir tokio atrodo, kad viskas gerai buvo. Ir mano galvoje kažkaip, dar prieisiu prie terapijos, ten kažkokių, kur jau kapstėsi. Tai taip, o po to atsimenu... Aš neatsimenu, kaip čia buvo tas momentas, kada pirmą kartą išgėriau, tikrai sakysiu, neatsimenu, bet kažkaip panašiu metu, gal 15, 16, 15 metų, ir buvo, kad ir mokyklai, ir varžybose kažkaip, aš išvažiuodavau ir mes ten pjaudavom ir labai smagiai pjaudavom. Tikrai šitą atsimenu, kad šiaip alkoholis tai niekada nebuvo toksai, kažkaip nežinau, ar tų pagirių baisių nebūdavo, jaunas organizmas, nežinau, ir aplamai netrodė, kad kažką blogo darau pradėjus. Tikrai atrodė kaip išsilaisvinimas kažkoks, matyti. Kažkaip kaip ir visiems galbūt. Tik tai gal ką reiktų pasakyti dėl to alkoholio, kad atsimenu jau, kada pradėdavom pjauti po pamokų tenai ir taip toliau, tai tų pasiekmių vis kažkaip atsirasdavo, aš atsimenu. Ta prasme, kad toks visą laiką būdavo tas nusigėrimas. Tai šitą atsimenu. Bet irgi problemas aš čia nemačiau. Atvirai tariant, aš problemas iš vis nemačiau. Aš prieisiu, kaip ta problema atsirado, bet problemas tikrai nemačiau. Buvo tokių keletas ten epizodų, kur ten, nežinau, kritau žiemą į Vilnelę, ten po to buvo momentas, kada ten atsijungiau namie, ten suvėmiau visą čiužinį, ten draugai išmetė tą čiužinį, tėvai klausė, kas atsitiko, žodžiu, rotavirusas, tai kažkas tokio, žodžiu, visokios tokios nesąmonės, bet kaip ir problemos nėra jokios. Tai tada aišku, ta žolė atsiranda ir čia toks kaip priedalis irgi nekaltas narkotikas, kur, kad taip iš karto, net nežinau, aš, pavyzdžiui, kaip atsimenu, gal man kažkaip patikdavo tas, ekstra būsenos pradžioj, negaliu pasakyti, kad irgi neatsimenu tokio, kad čia labai blogai, kad čia to negalima, nebuvo toks, kažkoks paprastas maždaug maištavimo įrankis, gal kažkoks, ko negalima daryti, tai čia smagu maždaug ir taip toliau. Jo, tada gal reiktų pasakyti kažkaip, atsirado vis ten šniūrai, šitie dalykai, jie kažkaip, atvirai tariant, problemos irgi aš nemačiau. Nes, mano tokia vadalė, kur irgi gal buvo po to labai sunku pripažinti, kad,
aš ir save įtikinu, ir kitus bandau įtikinti tokius pasekėjus, kad čia maždaug mano plano dalis, kad čia yra mano idealas. Ir kažkurio metu tapo tas narkomanas, tai tapo idealu. Ir taip užbėgant truputį už akių, atėjus ten į grupės ir visi tie dalykai, jie man atrodo tokie, mano siekimybė buvo ten iki heroino ir ten kažkaip anksti mirt. Tai čia realiai, ir taip nemeluojant, aš kažkaip tokių jėgų varomas buvau. Nežinau, kada tas lūžis įvyko, aišku, ten galima pop kultūros visokios įtakų, matyt, surasti ten nuo 90 metų ir taip toliau. Bet tas, matyt, netaip svarbu iš požiūrio, kad situacija jau kažkaip prastėjo. Ir aš dar atsimenu, kiek su tėvais būdavo, tai tokia kažkokia, jau kažkokios įdomios būdavo situacijos. Kažkaip būdavo, kad mama arba skambindavo ir aš arba nekeldavau, nei skambindavo naktį, aš ten negrįždavau, arba grįždavau kai 5 ryto. Tokie dalykai kažkaip prasidėjo, aš irgi problemos tikrai nemačiau. Buvo klausimų iš tėvų kažkiek, ar tu vartoji kažką ar ne, tai aš aišku, buvau visąlaik tokiam geram vaidmenį, kad aš to nedarau. Ir aš galvoju, gal čia labai svarbus dalykas, kad to melo tai buvo labai daug tokios gyvenimo kažkokio iliuzijai ir kas narkotikai ir alkoholis, kuom labai padėdavo tom gyventi iliuzijos. Aš atsimenu, taip pagrindą, taip konkrečiai, kaip aš įsivardinau, kad čia maždaug gyvenimas yra rock'n'rollas ir jį reikia tokiu būdu ir gyventi, aš nežinau, iš šios padėties žiūrint. Tai iš esmės, pakankamai smagiai sekėsi ir tų pasiekėjų buvo ir ten kažkokia roko grupė sukūrė ir ten, oi čia kaip fainai ir ten visi apie tave šneka ir taip toliau. Tai kaip ir, šiai dienai žiūri, tai kad šioks toks aukos vaidmuo, žinai, kad pažiūrėk, kaip jam blogai ir kaip jis ten atrodo ir koks jis kietas. Tai realiai čia mano tokios tuštybės matyti, idealizmo kažkoks reikalas. Tos pasekmės irgi, aš tai pavyzdžiui, man jos labai patikdavo kažkaip irgi ten, ar tai būtų kažkokie su ta pačia roko grupė ten, kur pakviesdavo ten kažką pakvietį į Vokietiją koncertuoti ir irgi, mes ten tokie dviese buvom, tokie durneliai totalus, tai ten kažkaip gavos, kad davė finansavimą kažkokį festivaliui ir ten 2 savaitės mes ten toj Vokietijoje leidom laiką. Gal dabar galvoju, kas dar šauna į galvą, kad toj pačioj Vokietijoje kažkaip buvo, kur ten labai greit pasidarė nuobodu ir atsimenu kolegą, tai ten jau tų šniūrų ieško, ten Olandai ten turi žolės, tai kažkaip gerduoda nemokamai, tai tokia kažkokia situacija ir po to kažkaip ten viena tokia Anglija atsirado, tai jinai ten kažkokių jau vaistų turėjo, tai mes tos vaistus suvalgėm, draugas ten vos neatsijungė, žodžiu, tokia kažkokia keista situacija, bet aš, pavyzdžiui, ką tikrai labai, kas man svarbu yra, kad aš jokios problemos nemačiau tame ir gal tada, pasekmė to viso festivalio buvo, kad ten mes ten kažkaip sudaužėm visą ten, žodžiu, po koncerto visą ir aparatūrą, ir būgnus, žodžiu, ten man padarė kažkokį, tarp kitko, net straipsnis yra, man atrodo, kažkur, nes buvo valstybės finansuotas festivalis, tai jo, bet aš atsimenu dar gerai, kad aš šitos būgnus taip normaliai kritau ir jo, ten kažkaip kraujai visur ir buvo tokia grupė, kurias mes nekentėm baisiai ir jie taip buvo pasidėję, būna ten tų stikerių pasideda ant stalo, žodžiu, kad čia mes grupė ir aš ant tų stikerių savo krauju prirašiau ten kažko. Žodžiu, ir mano įsivaizdavime gyvenimo tai buvo, jėga. Ir aš atvirai tariant, jo, tai čia svarbus dalykas. Tada gal tada reiktų pasakyti, žodžiu, grįžom mes, aš atsimenu, kad kitą dieną po šito incidento skambina Šimašiaus patarėja mums ir ką jis padarė, devilai, tipo, kažką ten. Ir po to buvo įdomu, mes grįžom, tipo, mums nieko ir ten straipsnis yra, tai tipo maždaug, čia dar geriau, visi mato, kokie mes šiekėti. Aš atsimenu, kad pirmas įkį, kai šokau būgnus, buvo Tauragėje tokiam festivaliui. Tai, ja.
Buvo juokingiausia. Tarp kitko, backstage buvo dabartinės grupės Katarsis atlikėjai ir yra toks video, kur aš iškrentu pro backstage ir, žodžiu, nu, bet tokie dalykai. Man tikrai atrodo, tai nuostabu, aš net atsimenu, kad mamai skambinau pasakyti, kad aš šokau būgnų. Po to, nežinau, nu, kai internetas gali turėti ir blogų, žodžiu, kaip sakyti, įtakų. Tai va, bet aš atsimenu, bet jau prie rimtesnės pusės, kad buvo tokių kalbų ir su mama. Mama klausė, o kodėl tu taip darai? Ir mes turėjom tokį sveiką pokalbį, aš kariškai sveiką, iš vienos pusės sveiką, kad jau buvo kažkokių tokių ženklų, apie ką čia eina kalba, ką čia jūs norite rodyti ir taip toliau. Man tas visas vienodai buvo, aš čia maždaug pasikėjęs toksai, kad jo, ir gal tada reiktų eiti prie to, kad, nu, šniūraligė, kaip vadinasi, jinai kažkaip, nu, jau turėjo tokių rimtesnių gal pasekmių, kur, aš nežinau, mano kažkaip sistemas jau nebepakeldavo to krūvio taip gerai, bet aš aišku, kaip man po to paaiškino ten, vat, rehabilitacijoje ir ten aš esu, kad, nu, narkomanai tai geriausi chemikai, žodžiu. Tai jie sugalvos visaip, kaip tik įmanoma, kad galėtų va, ten vakare tą vartoti, nu, ten stimuliantus kokius, kad ryte atsikeltų gerai išsimiegoję. Tai, ja, aiškiai, gal išbarstyti išneku, bet, nu, va, ties medžiagom jau, jeigu sustojant, tai tas turėjo tokį pasiekmių, kur man širdelė nebeatlaikydavo tų šniūrų. Ir tas tikrai būdavo ir, nu, mano tokia idėja buvo, va, kad, tipo, tu ten atšnioji visą naktį, tai reikia žolės, bet nerūkyti. Ir, nu, aš kaip ir, ką žinau, man viskas atrodo gerai, kol tai veikia, tai yra, nu, tipo, žiauriai kietai. Bet buvo momentai, kur jau tie vat, athodai darydavosi tokie kažkokie baisus. Atsimenu kažkada ir ten virš gramo žolės surūkiau ant athodų ir nieko. Ir visiškai neatleisdavo. Nu, žodžiu, tokie jau, kur vat, pradeda kažkas lygti, bet irgi problemos nėra. Ten 2 dienas nežinojai, tada, nu, žodžiu, vėl viskas okei. Tas rock'n'rollo tipo idealas irgi jisai yra išlikęs, viskas smagu. Aš manau, kad čia aš pakankamai gal pašnekėjau apie savo kiek čia tų minučių, jau 10. Tai gal tada eisiu į tą jau, vat kodėl teko mest, nes aš tai šiaip, turai tariant, visai nenorėjau mest, man visai patiko. Žodžiu, buvo taip, kad aš atsimenu vienas dalykas, kas buvo, kad, nu, iš to, vat, gal, jeigu paliečiant temą funkcionuojantis kažkoks priklausomas žmogus, nu, tai aš gal visai ir galėčiau save tokiu laikyti, nes aš atsimenu, jeigu ten iki 6 ryto ten atšnioji, tai 7 ryto aš būdavau akadėj groti, aš dar pianistas turėtų. Tai toks, kur, nu, žodžiu, kaip, tai dabar jau kažkaip atrodo nepakelčiau iš jūs, taip labai sudėtingai atrodo, bet tikrai sėkmingai aš taip ir bakalaurą pabaigiau. Atsimenu tik, kad 2 savaitės iki baigimų aš, tipo, mečiau viską išskyrus žolę ir kiekvieną dieną po akadės eidavau, nusirkydavau žolės ir eidavau miegoti. Nu, žodžiu, va tokia būdavo rutina. Jo, tai vat gal čia jau kas gaunas dar apie alkoholį, gal ką aš pasakyčiau, man jisai tikrai netrodė toks, nu kažkaip jo galima buvo gerti ir daug ir na, jis jau nebetikė gal tokio džiaugsmo didelio iš to kaifo pusės. Bet daug irgi buvo galima, gal čia reiktų dar pasakyti apie mano vat, skrandį, vat, irgi, kuris jau irgi buvo kaip pasiekmė, tokia, kur, nu, jis jau pradėdavo taip, negalvoti taip normaliai ir, ką žinau, nu, padarė savo, nežinau, tai būdavo, kad ir sunku jau ir gert būdavo, tai kažkaip ir vemdavo ir pro kitą pusę nebeišeidavo, nu, tokie visokiausias prasidėdavo tokie sveikatos kažkokie sutrikimai, bet kaip ir viskas irgi be problemų. Tai vat, bakalaurą, kai baigiau, buvo kažkur keletą savaičių, aš nežinau, nu, žodžiu, va čia, kur jau ta finišo tiesioji kažkokie gavosi, tai kad gal dar pasakysiu, kad vienas sykis buvo toks, kur jau vienas sykį aš tikrai išsigandau dėl tų šniūrų, tai buvo, kada kažkaip atsimenu, kad ryte aš turėjau, kažkaip išėjau paryčiais ir gavos, kad kažkaip suklupau ant laiptų ir aptemo akyse, nutirpo visas kūnas ir širdelė jau ten vieną kartą į 10 sekundžių plaka ir atsimenu, tai porą valandų pasidėjau, tai buvo baisu tikrai. Bet kažkaip, nu, paigęs, išgyvenau ir toliau, tada jau žiūri, kur žiūrės. Ta prasme, kad nebuvo kažkokio tokio, tikrai nei vieno tokio pamąstymo, kad čia reikia kažką tvarkyti. Ir čia dar priedo, dar čia buvo kietai.
Tik tai vat, kažkaip man aš visai kiek mes šnekėdavom apie ten kokį vat, heroiną arba čia vat, ką pamačiau vat, grupiai, tai to kažkaip tai bijodavau dar. Tai vat, idėja buvo tokia tol vartot, kol nebebijosi to ir tada ten kažkaip nesibaigtum gal. Nu, nežinau, vat, realiai, vat, kažkaip tai labai paprastai. Tai po bakalauro kažkaip gavosi taip, kad aš turėjau važiuoti prie jūros ir aš, aišku, užsipirkau tenai visko pakankamai ir turėjau tokį dėžutę. Ir kažkaip tėvai mane vežė iki jūros, ta dėžutė iškrito, aš Klaipėdoj nuėjau nupirkti maistą šuniui ir, žodžiu, rado tą dėžutę tėvai. Nu, va čia situacija biškai keistesnė pasidarė, aš simnu, man čia buvo problema ir pasakyti šitą 5 žingsnį, bet kažkaip sugebėjau. Žodžiu, to pasakoj, tėvai kažkaip, nu, galima tai pasakyti, nusamdė žmogų kažkokį, kuris, nu taip, bet aš jau suprantu, jie išėjo iš proto matyti, nes, nu, tuoj prieisiu. Jie, žodžiu, nusamdė žmogų, tėvas su to žmogum mane prispaudė prie sienos ir maždaug tas čiuvelis, toks ambalas, tatuškas ant rankų ir sako, tipo, tai ką kaifą mėgsti, tipo. Ir, nu, ten mūsų pokalbis toks daugiau gal ne žodžiais buvo, bet stumdymais jis kažkaip, nu, viskas baigės tom, kad tėvas piso vieną gerą į veidą jo ir šitas šiaip visai skaudus buvo reikalas, kažkaip nesitikėjau to, bet buvo labai reikalingas dalykas mano gyvenime. Ir tai va, aš atsimenu, kad po to aš kaip maištautojas ten pabėgau nuo tų tėvų, žodžiu, visa kita. Ir čia prasideda gal tokie vat, svarbesni dalykai, kur aš pradėjau suprasti, kad kažkas jau negerai. Tai buvo, kada po šito viso incidento, aš likau prie jūros, tėvai kažkaip išvažiavo, prie to dar prieisiu ir gavus, kad mama man skambinavo ir aš nekėdavau su ją ir aš rėkdavau tiesiog. Ir aš taip niekada nesielgiau. Man buvo prasidėjo psichozė kažkokia. Ir kaip aš vertinu, tai aš supratau, kad dabar kažką reiks jau keisti, kad čia jau biškai užlenkė. Ir tai vat, bet atsimenu, tik paskambina, aš rėkiau, tik paskambina ir valandų laiką užsigyvėdavau rėkti, tiesiog mamai yra gera. Tai vat, jo. Tada momentas buvo toks, kažkaip mes susitarėm, kad žodžiu, reikia daryti intervenciją. Aš sakau, okei. Tai šitas dalykas buvo prie 3 žmogaus ir, nu, tas 3 žmogus Kęstutis Dvareckas ir jo. Tai aš atsimenu, čia praėjo gal kokie 2 mėnesiai, aš tėvų nemačiau, tik per telefoną. Tai aš, vat, kada atvažiavau, Žvėryno bažnyčiai buvo ir, nu, buvo baisu į tėvus pažiūrėti kažkaip. Labai buvo baisu. Jie kažkaip, nežinau, nu, kažkaip, va, man asmeniškai buvo labai baisu ir tas man labai sukrėtė, tėvai tiesiog atrodė tragiškai. Ir, jo, tai aišku, buvo smagu, nes man tėvai tikrai irgi biškai išėjo iš proto, aš tame tarpe, tai, nu, mes ten niekaip nebūtumėm susišnekėję ir naudos iš to nebūtų, bet 3 žmogus kažkaip įvardino, kad kažkaip atsimenu, tėvamis jis sakė, kad reikia kviesti policiją, kad tokiu atveju. Tėvai sako, tai ką čia į kalėjimą varysi, tai tegul varo, nu, maždaug toksai buvo. O pas mane buvo tiesiog kažkokie tokie dalykai, kad aš einu į va čia prie stoties į aš esu ir, žodžiu, ten priskyrė man priklausomybių terapeutą ir, nu, ten, žodžiu, va taip kažkaip. Ten darė kažkokį įvertinimą, šitą įvertinimą nežinau kas, aš ten spėjau susipykti labai greitai su daug ko, su tokia psichiatrija kažkokia, nu, kažkaip ten apie viską spėdavau pasiginčyti. Jo, vienas momentas galbūt mane tikrai kažkaip sumėtė tas visas reikalas ir gal kažkiek aš tos vilties mačiau ir to reabilitacijai aš realiai mečiau ir šitas buvo tikrai įspūdinga man. Tai aš ten neįdavau pakankamai dažnai, tuo metu dirbau Radisone, ten pusryčių padavėjai, tai aš atsimenu tie athodai, būna, kad tu tipo ant athodai ten, nu, negali miegoti, 6 ryto tu ten Radisone dirbi padavėjai, nu, buvo šiaip labai komiškai. Tai va, tie pirmi mėnesiai gal tokie sunkesni buvo, o po to kažkaip viskas pradėjo klijuotis visai gražiai. Negaliu sakyti, kad su tėvais tenai, nu, kažkaip lengva buvo, tikrai, jie ten tikrai iš proto priedo dar, bet mano sesuo, jinai tikrai pakankamai smarkiai serga, tai tėvam tikrai buvo sunki dalia tokia. Man susišnekėti su jais buvo baisiai sunku. Ir, nu, tas rėkimas, mano, tas psichozės, jis kažkaip dažnėdavo ir tokie kažkokie dalykai, bet iš esmės sakyčiau, kad blaivas buvau 1,5 metų. Žodžiu, buvo tokia situacija, tada iki atkirčio einant jau. Matau, kad tai buvo
žodžiu, aš turėjau tam Radisone, po to verandai dirbau, verandai man labai patiko, ten mane išmetė ir sako, nesvarbu, ten čia ne prie. Ir buvo maždaug toksai, bet aš kažkaip, studijos, ten bendas ir žodžiu, ir darbas, ir aš kažkaip taip ir, ta reabilitacija, aš kažkaip galvoju, susimsiu. Ir buvo tada mane atleido iš to darbą ir aš galvoju, blema, reikia darbą, neturiu. Ir kažkaip žiūrėjau CV banką ir ten buvo vyno baras, žodžiu. Ir aš tas, wow. Ir aš, blema, dabar galvoju, tai čia šakis kaip pasąmoningai, aš negaliu. Ir aš atsimenu, aš nuėjau tą darbo pokalbį, sako, gerai, taip pat, priėmė, ir aš ateinu į reabilitaciją ir sakau, mane priėmė į naują darbą. Sako, koks darbas? Sakau, bare. Sako, tu paseni, kad tai buvo toks momentas, kur man, bet irgi apie mano kažkokį įsivaizdavimą, kur aš visą laiką, aš pats žinau, taigi čia viskas sakai, ir ten jau kai 3 mėnesiai, nevartojama, tai kažkoks toks buvo, aišku, pirma patirtis tokia, blaivybės, tai gal ir normaliai viskas čia buvo. Bet, žodžiu, aš sakau, ne, hebra, viskas čia gerai, aš, žodžiu, einu į tą vyno barą. Ten darbas čia pakankamai durnas buvo, labai ilgas darbo valandos, ir šiaip bare, prie alkoholio, kažkaip. Aišku, aš alkoholį iš vis nemačiau kaip problemos, tai aš ten sėkmingai dirbau kažkaip ir irgi buvau toksai, ne. Ir po to kažkokiu momentu buvo toks įdomus momentas, kur aš atsimenu, buvo šitą vyno degustacijos. Ir aš ten jau persiskaitęs apie tą vyną ir ten, ojoj, kaip čia ketvis. Ir žodžiu, aš atsimenu šiaip labai gerai, kaip pirmą kartą aš apie pusę metų buvo tas blaivybės, pirmą kartą paragauju tą vyną. Aš atsimenu, man iškart reikėjo cigaretės rūkyti, toks kaip maždaug dar kombinacija, kad ten išgeri, tau ten įpila tiek, vieną mauką išgeri ir aš einu parūkyti. Ir man toksai buvo, kur, blema, kaip čia gerai, aš šitą atsimenu, kad buvo, blema, čia bus viskas žiauriai gerai, toks planas, manau, čia kažkaip viskas bus gerai. Po to kažkaip, tai pradžią aš dar buvau, čia aš degustuoju, tai čia aš nieko, aš tada dar atsimenu, sakiau, tai gal galiu išspjauti, bet po to norėjau dar, žodžiu, tai nesąmonės, kur, žodžiu, pieva tokia, viskas labai aiškiai vieną kryptį. Po to aš sugalvojau tokių dalykų, ten suradau draugę, sakau, žiūrėk, aš tik su tavim gersiu. Irgi buvo toks, kur, iš šios dienos perspektyvos žiūrint, toks, wow, da čia jo, tai viskas kvepia, kad nelabai gerai baigsis. Gal tik kuo aš džiaugiuosi, žodžiu, aš pradėjau ten gerti vėl normaliai, bet man kažkaip, aš turėjau tokią idėją, kad šniūrų tai ne, ir šitą kažkaip išlaikiau. Bet kada tai pradėjau gerti, kažkaip labai pradėjo šlyti, nežinau, psichologinę būseną, fizinę būseną, irgi kažkaip viskas pradėjo labai prastėti, aš nežinau kodėl, tik atrodė viską laikiau taip gerai ir dabar viskas staiga prastėjo. Tokia kažkokia labai didelė mėtymas atsirado su ta viena draugė. Atsimenu, vieną sykį važiavom, bet vėl prie jūros bet tai ne vasarą, ten aš neatsimenu, lapkritį, neatsimenu, koks mėnesis buvo. Bet, žodžiu, pasiėmiau 6 butelius vyno, čia maždaug, romantiškai. Ir aš ten tos visus 6 butelius vyno vos ne pats vienas išgeriau. Ir aš atsimenu, buvo tas pirmas dalykas, kur labai keistai, aš negaliu nesakyti, kad aš nebuvau girtas, aš buvau girtas, bet buvo kažkas kitaip. Ir šitą aš gerai atsimenu, kad buvo kažkokia mintis, kad kažkaip nebegaliu užmušti kažko viduje. Ir tai mano, čia buvo toks vienas dalykas, kur jau kažką pastebėjau ir tada buvo, kad aš grįžau į Vilnių, tada susimečiau su kita tokia mergina, ten tai labai prastai buvo, ten mane kaltino, kad visą gyvenimą sugadinau ir irgi mes pjaudavom. Ir juokingiausia buvo, kad nuo to baro iki jos namų ten buvo ten 5 žingsniai, toks viskas labai patogiai, bet viduje mano viskas labai prastėjo. Ir aš kažkaip atsimenu, kad po to, ten žolę aš irgi rūkiau, bet irgi šitą atsimenu, kad nebetenkino manęs poveikis. Aš nebegalėjau pabėgti ir man tas labai nepatiko. Net kažkaip buvo labai blogai ir su kiekviena diena vis blogyn. Ir mano atsirašė, kažkaip pradėjo atsirašinėti miegas, skrandis labai išlindo ir kažkokie tokie baisus athodai prasidėjo. Nežinau, tiesiog gal už viską. Po to aš atsiminiau kažkaip ten reabilitacijai, sakė, ko tu nori, tai dabar čekiukas išeis maždaug. Tai va, ir jis kažkaip išėjo taip ne iš karto, o po to atkirčio. Tai kada reikia pasakyti, aš pamiršau, čia seniai jau buvo, prieš metus, tai aš kada pradėjau gerti, tai į reabilitaciją nustojau eiti iš viso. Tai niekam nieko nepasakęs, į terapiją ne, Dvareckui ne, nieko, viskas. Vienas ir tai
momentas, nu, va toks, va, gal va tai va reiktų vardinti. Tada aš atsimenu, kad kada man pradėjo darytis labai bloga tiesiog ir kažkaip tas būsenos labai labai nepakeliamas buvo, tai aš sugrįžau į tą terapiją. Bet šį kartą buvo jau toks, atsimenu, kad ir kainą pakėlė, tai tas nevadiko, bet kad kažkaip jau buvo viskas daug realiau. Kažkaip nebebuvo gerai, buvo labai lėtai ir negerėjo visiškai. Ir su kiekviena terapija man kažkaip viskas tik prastyn ir prastyn. Ir nu, visiškai negalėjau išlipti iš to. Ir aš atsimenu kažkaip, kad ten kažkokie 2 paskutiniai mėnesiai buvo, kai aš jau lankiau terapiją ir aš jau kaip ir nebegėriau, kaip ir nebartau. Dar atsimenu tokį paskutinį kartą, kur draugė buvo ir jinai tipo ten TCP kažkoks ten psichodelinis, plus ten ratai kažkas tokio. Ir tipo, nu va, dar ant to ir ant 3 kryžių kalno ir tipo, atsimenu, kad visas vaizdas lydosi, bet viduje kažkokia mintis, kad jau, nu visi. Kažkaip jau labai nebe taip. Ir kažkaip nebeišeina pabėgti. Tai va šitą atsimenu. Tai kada nuėjau terapiją, kažkaip, sakau, viskas prastyn ir kažkaip pasiekiau tokį tašką, kur aš, nu, aš labai pašnekėti mėgstu, bet kur aš negalėjau nei žodžio pasakyti toje terapijoje. Ir mano terapeutas, nu, tokia va diagnozė buvo, kad maždaug, nu, va, mėnesis ir durnynas geriausia atveju, kažkas tokio. Tai kažkaip šitą irgi buvo tai pradžiai keista priimti. Šiaip sakyti, nu, va tokie dalykai šiandien. Kažkaip, tai va, to pasiekoja, aš dar vis jau į terapiją. Bet mano skrandis visiškai pradėjo atsisakinėti. Aš atsimenu, aš negalėdavau nei valgyti, nei šikti, praktiškai, nu, buvo labai kažkaip negera man. Ir aš atsimenu pas daktarus einu ir jie man sako, nu, kaip ir čia, nieko nėra, eik pas psichiatrą. Psichiatras, nu, kažkaip, vat, galvojau, kad irgi ne opcija. Tai va, ir tada kažkaip buvo tas, vat, santykis su anoniminiais alkoholikais. Tai momentas buvo, kad pirmą kartą, kai aš atėjau pas, vat, aš esu, tai man pasakė, va, žiūrėk, yra anoniminiai alkoholikai. Tai tada aš kažkaip, aš neatsiminiau kažkaip, nu, net nebuvo bandymo eiti tos anoniminius. O vat kada kažkaip labai blogai pasidarė, aš kažkokį būdą, aš nežinau kokį būdu, bet aš atsiminiau apie tos anoniminius ir savo terapeutui pasakiau, kad žodžiu, vat, aš noriu eiti į anoniminius. Tai mano, vat, jo, jisai sako, okei, va čia aš turiu reabilitaciją bendruomeniai, žodžiu, žmogui, jis tą nuves, jaunimo grupę. Tai vat, tai pirmas sykį atėjau jaunimo grupę ir tai prasidėjo mano santykis su anonimais. Gal ką reiktų pasakyti, kad aš jau kažkokių tokių euforijų nebeturėjau. Pirmą kartą buvo be anonimų ta euforija, aš tikrai jaučiausi gerai, bet tik tam buvo 3 mėnesį, tikrai buvo smagu ta blaivybė. O vat, su jau vat, po atkirčio kažkaip viskas labai lėtai ir labai sunkiai tvarkėsi. Turiu omeny, aš tiesiog va, tos būsenos, nu, aš kažkaip žiauriai nebegalėjau pakelt. Tos pastovios įtampos, nu, kokie buvo gavus ten 2 mėnesiai kokio nemigos ir to skrandžio visiškai nei vieną, nei kitą pusę tokio. Ir, nu, aš nežinau, man toks jausmas buvo nei gyvas, nei miręs, aš nežinau. Kažkaip visiškai niekaip negalėjau iš to išlipti per visas 24 valandas. Tai tas buvo labai, nu, kažkaip tiesiog nepakeliama. Ir tai vat, anonimai buvo kažkoks toks įdomus reiškinys. Aš prie kažkokių didelių lūkesčių neturėjau, nes nu, tą atsimenu ir pirmą sykį, kad aš irgi ten kažkokias istorijas pasakiau, bet ten kažko tokio irgi, dabar tai čia jau tas dalykas. Ne, nebuvo. Aš atsimenu vieną dalyką, kad žmonės buvo draugiški, kad jie, ta prasme, man nebuvo tokių minčių, kad jie, aišku, aš pats labai prastai jaučiausi, tai kažkaip nebuvo tokių minčių, kad jie meluoja, bet ir kad jie man gali padėti, irgi nebuvo tokių minčių. Pirmas toks įdomesnis įvykis buvo, kur irgi aš nelabai suvokiau, kada dabartinis globėjas, tai ten po 3 karto buvimo anonimuose ateina ir sako, ar nori eiti žingsniais. Bairis, aišku, nori, gerai. Tai toks, kur man, atvirai tariant, labai ilgai užtruko, kol kažkaip pradėjo klijuotis, kad čia iš viso, aš buvau tokia, nu kažkaip, man labai sunku išlipti, aš jeigu papuolai kažkokias tokias tamsesnės būsenas, man labai sunku iš jų lipti lauk. Ir nu, jau dabar tai jau žinau, ką daryti, bet, žodžiu, tada kažkaip, nu, labai sunkiai. Ir tai va, pradžia kokia, nu,
pradžia tokia, kad ar esi tam pasiruošęs perduoti kitam, nu tai aišku, tai čia kažką tokio, nežinau, nu, toks visiškai neaišku, kas toj pradžioje, tikrai labai neaišku, kas yra tie nei 12 žingsniai, nei programa, nei... Jo, tai vat, tiesiog norisi, kad jausčiaus geriau. Realiai vienintelis dalykas ir pirmą gal skirtumas nuo praeito karto, vat, kada po tos intervencijos yra tas, kad aš, nu, šį kartą man jau bloga ir ne dėl tėvų aš darau, o dėl savęs. Tai čia mano įvertinimu buvo teisingas žingsnis, nu ir kartu kažkaip, vat, mano vat, taip atrodė tas kažkoks šūdų duobėta, taip pat, kad, nu, kažkaip nebežinau, kaip gyventi tiesiog. Ir, nu, gyvenimas tapo nevaldomas kažkuria prasme. Tai va, globėjas, jo, nu, tai tos nuorodos, jos tokios... Aš atsimenu, kad va, jaunimo grupė man kažkaip buvo, tada ateinu į kitą grupę, irgi kažkaip flema. Čia ateinu ir aš atsimenu vieną dalyką, ir čia tas pats man, tipo, irgi kažkaip nervuoja viskas, nu, visi ir šitaip žmonės užknis ir... Kažkaip viskas ne taip, jie šneka ne taip, nu gal fainai, kad jie čia to heroino bandė, čia ir mano tikslas buvo, tipo, tai čia visai, toksai, kur, tipo, visai ne, bet šiaip, tipo, nu aš nesutinku, nepriemu, man sunku ir iš tų būsenų išlipti vis dar sunku ir nėra taip, kaip aš norėčiau, taip nėra. Bet čia, tipo, maždaug viskas labai aišku, čia tau turi reikėti. Čia, nu, žodžiu, tas arba darai, arba mirsi. Nu, man šitas irgi kažkaip padėjo. Aš atsimenu, vienas iki pasakė šitą irgi globės, bet kaip bairių, atrodo daugiau, bet aš labai asmeniškai priėmiau. Tai čia gal man buvo labai aiškiau, nu, labai konkrečiai buvo, kad veiksmas ir kodėl to veiksmo reikia, kodėl reikia ten, pavyzdžiui, aukštesnės jėgos arba aplamai. Tai vat visos tos programos, kad aš esu bejėgis. Ir šitą aš galiu susitapatinti, aš galiu realiai suprasti. Nes daug dalykų tokių kaip koks nuolankumas, arba tas pats Dievas, su Dievu labai turėjau tokį, labai sunku priimti tą savoką, man kažkaip net ištart žodį buvo labai sunku Dievas. Kažkaip nesikliavo man ta programa, bet vat bejėgiškumas, vat kažkoks. Ir iš kitos pusės, vat kad tie žmonės nemeluoja, aš vis dar kažkaip, nu, vat galėjau priimti, kad, nu, jie maždaug galbūt tikrai blaivus. Daugiau mažiau, nežinau, kažkiek. Bet jo, tai va. Ant to seka tas, kad, nu, man labai svarbus buvo globėjas. Tai kitaip tariant, kažkaip aš, nu, matyt, toks pasilpęs gerai buvau, tai jis man sako skambint, nu, aš ten skambinu. Nu, po to ten buvo visko, aišku, aš ir neskambinau, ir jis sako, nu, senti arba darom, arba nedarom ir taip toliau. Tai tokias pardimas irgi buvo, bet kažkaip nuskaitėm, man atrodo taip lėtai mes tą knygą skaitėm. Dabar aš jau kažką pasižiūrė, tai atrodo taip greitai eina, o tada taip kažkaip lėtai gavos, tai viskas taip pat truputį ir to teksto žiauriai dėmesys kažkoks nusėdęs buvo, labai sunku įsisavinti informaciją, nei šiaip neaiški tokie. Atrodo, aš labai sunku susitapatinti, aš pats kaip ir nenorėjau, mes dabar staiga tai blogai pasidarė, kodėl čia tai blogai. Bet atsimenu, kad pradžioj apie vartojimą minčių nebuvo jau, kad kažkaip buvo, nu, taip negera, kad nesinorėjo grįžti. Tai šitą irgi atsimenu. Tai toks maždaug, nu tai kaip ir kito kelio nelabai kol kas yra, tai reikia čia eiti. Tai toks maždaug atkirtimo metodų, gal taip sakyčiau, į tą irgi labai labai spardantis ir nenorint, bet daugiau mažiau. Gal kažkaip tada reiktų kiekvieną čia žingsnį išlės, čia man 10 minučių liko, gal bent jau pirmas 3. Tai tą nevaldomą gyvenimą, aš nežinau, aš taip jį ir suprantu, kad situacija šudina kažkokiu būdu gavos taip, kad narkotikai ir alkoholis, jie nebeteikia tokio poveikio, kokio aš noriu, kad jie teiktų. Būsenos, kurios yra nepakeliamas, nesibaigia. Tai ką man daryti? Tai, maždaug viskas, tai nežinau, ką daryti. Tai čia siūla, sako, praeis. Sako, praeis, jeigu darysi, praeis. Tai jo. Atsimenu, gal ko pradžioje, prašydavau, kas man padėjo. Išmėtai, atsiprašau. Apie Dievą šnekant. Vis dėlto čia, man atrodo, labai svarbus aspektas yra. Aš prašiau Dievo, kad pašalintų mano bloką. Nenorą tikėti Dievu. Man šitas labai padėjo. Ir iš tiesų skamba gal juokingai, bet aš sakydavau, Dieve, pažiūrėk, aš realiai net nenoriu ištarti šito žodžio. Man nepatinka šitą daryti ir ar gali šitą pašalinti. Ir labai padėjo man tik šiandien šitas visas paragrafas. Aš įskaitydavau kiekvieną dieną, labai irgi taip nenori. Aš atsimenu, kad viskas labai sunkiai lindo. Nebuvo tokia, kur
nu, va čia tai dabar šiandien tai diena bus zajebys. Ne, va šitą nebuvo visai nebuvo, buvo viskas labai realiai ir maždaug, nu, va, tai jau grupė, va tie geriau. Ok, nu, yra kaip yra. Ten jo. Tai va, jo, gerai. Tas, va, knygos skaitimas kažkaip, va, gal su tuo momentu kažkokie prioritetai pradėjo biškai kristalizuotis, kad Globėjas visai minėdavo, kad blaivybė turi būti pirmoje vietoje. Nes aš, pavyzdžiui, norėjau, man studijas pradėjo baisinės, nu, visas gerimas kitas, santykiai kokie, arba ir su draugais kažkaip sudėtinga buvo, ir su tėvais, tai ten iš viso tam pradžioje kažkaip labai prastai nu, nesikliuodavo niekas. Tai va, tai kažkokiu metu, po truputį taip gavosi, kad, okei, blaivybė pirmoje vietoje. Nesvarbu, kas vyko, šiandien blaivas ir taip toliau. Tai va, okei. Tas bejėgiškumas ir nevaldomumas, nu, šitaip ir suprantu. Kad pat savam kažkaip jėgom nebeišlipsi ir terapija man padėjo tam, kad parodė, kiek blogai viskas yra, o ne tas maždaug, kad žiūrėk, tu čia pats gali padaryti viską savaip ir viskas bus gerai. Tai man va čia taip nebuvo, buvo kažkaip taip, kad okei, čia pakankamai blogai, kokie mano variantai. Tai vat, vienas iš variantų buvo, tikriausiai vienintelė, aš nežinau. Tai va, anonimai. Taip, antras žingsnis, kad tik galingesnė gali grąžinti sveiką protą. Nu, aš kaip kiekvieną dieną įsitikinu, aš taip sakyčiau. Ta prasme, aš manau, kad, nu, kiek mano blaivybės yra metai, 3 mėnesiai ir 5-6 dienos. Tai aš manau, kad teisingai būtų pasakyti, kad nėra čia tiek daug ir aš džiaugiuosi, kad aš esu blaivas, bet aš dar labai mėgstu savais keliais padaryti dalykus ir, pavyzdžiui, kas man labai sunkiai sekas, tai kažkaip vat, su įtampa, su stresu kažkaip atiduoti Dievui. Ir aš kaip tada, jeigu einant prie trečio žingsnio, kur savo valią duoti Dievui, tai kaip aš tai suprantu, nes irgi man, pavyzdžiui, pradžioje man buvo tokių, kur man neaišku ir man šiaip daug vat, maldų, kažkaip man neaišku, man nekimba ir aš turiu suprasti kažkaip paprastai, kaip toks durnelis. Ta prasme, aš turiu suprasti, kad man daugiau mažiau, nu, vat, ne šiaip kaip žodžiai, vat, o kad realiai kažkoks būtų, nu, ryšys. Tai kaip aš suprantu, kad kuomet aš pavedu Dievui, tai aš turiu jaustis, pavyzdžiui, drąsus. Ir, pavyzdžiui, vienas iš dalykų yra, kad drąsa nebūtinai reiškia baimės nebuvimą. Ir šitas knygai parašyta, šitas man labai irgi padėjo. Visų šitoj vat, pradžios dar sekoja, aš labai prašydavau Dievo kantrybės. Ten būdavo tokia eilutė, kad Dievas teik man kantrybės pokyčiams, kuriems reikia laiko. Bet taip lemia, kaip nesinori tikėti, kai atrodo ištisai blogai. Tai taip nesinori tikėti. Ir tau čia sako, ateina, aš atsimenu, pavyzdžiui, pažadai buvo tas dalykas, kur labiausiai nemėgdavau, nes, nu, jie labai neturi ryšio su manim. Labai nedaug ryšio. Aš jaučiuos blogai, o ten sako, tipo, kaip viskas fainai. Tai toks irgi, nu, buvo labai sunku priimti tos dalykus, bet tada, man kažkaip gal irgi ryškėjo, kad, nu, vieną šitą nepadaryčiau. Ir labiausiai aš to įsitikinau ties 4 žingsnį kažkokia sąžinės sąskaita, kur irgi, man atrodo, kad vienas iš, aš irgi, čia mano asmeninis dalykas, bet man, kodėl žingsniai gali būti reikalingi, tai tik todėl, kad aš juos galėčiau kiekvieną dieną naudoti. Bet ne tam, kad jie globaliai būtų kaip kažkoksai filosofijos rinkinys. Kad aš galėčiau būti blaivas, kad aš galėčiau realiai gyventi dieną, kai yra visai. Tai va, tai grįžtant tada prie 7 minutės, gerai. Prie 4 žingsnio, čia įvyko poras tokių įdomesnių gal dalykų. Aš atsimenu, kad čia buvo vienintelis etapas, įskaitant ir 6 dienas, kada blaivybei buvo disciplina. Ir aš labai džiaugiausi tuo etapu tikrai. Buvo kažkoks lūžio taškas, kada aš pradėjau nachalnai klausinėti visų grupių senbuvių visokiausių klausimų. Ir aš pradėjau galvoti, blemba, tai senbuviai ten po 10 metų blaivi ir tipo aš jų bijau, nu tipo kažkaip pieva. Ir jie čia tipo išblaivėja, man ten nedaug tos blaivybės ir aš čia ne, čia neklausiu, dar neblogai pagalvosiu. Ir kažkaip šitas biškai perlūžo, kad čia maždaug, aš čia blemba nieko neprivalau, jų čia 12 žingsnis iš viso, visiškai, žinai, maždaug, ir kažkoks toks atsirado, truputį daugiau jėgų aš pajutau. Ir kažkaip gavosi disciplina, labai gerai atsimenu, kad po darbo kiekvieną dieną valandą skiriu 4 žingsnį, aš ten prirašiau gal apie 100 tų žmonių. Buvo
du įdomus momentai, sukliuojant 4 su 5 žingsniu, blemą, prisišnekėjau, 4 su 5 žingsniu, tai kad buvo, vat, nu vis tiek mano galvoje, tai kažkaip buvo, kad, nu jo, nu čia rašau, bet čia teorija, nu čia tipo, nu aš žinau, ką rašau, bet sako, nu, kaip ten, pasiryžimas, sąžiningumas, išankstinių nuostatų nebuvimas. Iš to tai aš sutinku ir aš čia suprantu. Tai, kad va šitie dalykai, nu, išglobėjo nuorodas, tu tiesiog padaryk, jeigu neaišku skambink. Ir visa schema, ratas užsidaro. Aš rašau, darau veiksmą, man visiškai neaišku, ar aš nesąmonę rašau ar ne. Skambinu, sakau, nežinau kaip daryti. O pasimeldį, pamiršau, pasimeldį, nu žinai, vat, ir kažkaip gavos, kad po truputį ratas pradeda užsidarinėti. Man netiek buvo svarbu, kiek ta programa, ar jinai tenai turi kažkokių nesveikų galių ir tas Dievas turi ten kažkokių ten man planų, kaip man padaryti, kad va šita programa būtų mano kažkokiu vat ratu, kur kad ir kokia situacija, aš galiu gyventi toliau. Ir po truputį tas požiūrį keist, mąstymą keist. Bet aš apie tai galvot man, apie mąstymą keitimą, kaip, nu, aš čia dabar keisiu mąstymą, čia mano tikslas. Nu, tipo, be ryšio. Iš esmės be ryšio, nes mano galva, ką sukuria, tai ten, nu, tikrai visko gali būti. Tai aš pradėjau truputį pragmatiškiau, paprasčiau mąstyti ir 4 žingsnis buvo ta vieta, kur aš kažkaip pradėjau pasiduoti, gal taip sakyčiau. Buvo 2 kartai, kur 4 žingsnis ir 5 buvo tokie, aš nesupratau, kas įvyko. Tai vieną kartą aš turėjau truputį laiko po darbą, aš dirbu darželį, muzikos mokytoju. Ir buvo, kai aš rašiau, aš neatsimenu, kokį žmogų aš rašiau, bet aš parašiau ir dėjom pietaut ir man pradėjo virti kažkas žarnose. Tai šitą aš nežinau, realiai visiškai nesupratau, kas darosi. Tuo momentu aš jau, sakau, jaučiausi truputį sustiprėjęs, bet blema, kas nebuvo, aš valgiau kuo greičiau, aš galvoju, kad pavaduotojai pliuchą duos per veidą. Ir šitą labai gerai atsimenu, bėgau į troleibusą ir skambinu Pijui, sakau, seniai, kas daros, aš visiškai nesuprantu, kas daros. Ir jis toks, veikia, dabar kažką pasakė, kažkaip pat atleidė. Ir dar toks pat buvo su 5, tai kitam žmogui prispažinti visą teisybę, tai irgi buvo momentas, kad mes skaitėm, kažkaip labai ilgai, 3 dienas ten skaitėm, labai ilgai užtruko. Ir neatsimenu, ar 1 ar 2 dieną aš kažkaip atsimenu, kad skaitau ir viskas okei, ir man taip temsta viskas. Aš taip užsidarinėjau savyje. Ir vienu momentu Pijus pasakė, ar viskas gerai, ir aš sakau, ne. Man labai negera pasidarė, tai va šitą atsimenu. Tai žodžiu, perskaitėm tą 5 žingsnį. Vienoje vietoje buvo, kur irgi kažkaip fainai buvo, kur aš turiu tokią savybę raudonuot, kai meluoji. Ir čia toks, biški, be narkotikų netaip lengva, be alkoholio meluoti. Ta prasme, netaip lengva į tą vaidmenį įsijaus, taip jau tas nenori, anksčiau ir vėliau tampi toks biški paprastesnis, man atrodo. Tai ir buvo momentas, kur paklausė, pala, kaip čia buvo? Ir čia buvo ties tuo, kažkaip man buvo sunku pasakyti, kad tėvas trenkė, žodžiu, nežinau kodėl tai sakau, gerai, sakau, pasakysiu, kaip buvo iš tiesų, tai kažkoks toks buvo. Bet aš džiaugiuosi, fainai, geras globėjas pastebėjo. Tai tas praėjo, čia buvo, matyt, kol kas toks, sakau, disciplinuotiškiausias. Dabar kiek čia liko, tai 7 žingsniai per 3 minutės. Aš gal pasakysiu taip, 9 žingsnį aš atlikau į tik vieną kol kas, tai tėčiui, kas man santykis labai sudėtingas su tėčiu, bet aš labai daug meldžiaus prieš jį, grinai, kad parodytų kelią, kad leistų suteikti, jeigu būtų nuoširdžiam ir taip, kadangi laikas spaudžia, tai buvo tiesiog realiai stebuklas. O čia vienas iš stebuklų, kur buvo sunku patikėti. Aš su tėvu šneku, aš jo vis laik netikiu. Man labai sunku su aš negėlė, aš negalėjau į akis žiūrėti, man vis laik atrodo, kad kažkas negerai yra. Ir aš kažkaip meldžiausi, ir aš atėjau, kaip tik mamos nebuvo, ir buvo toks gražus pokalbis, ir aš 2 valandas jam pražiūrėjau į akis, ir mes kažkaip ir apsikabinom, ir vienas iš įdomiausių dalykų buvo, kad mano tėvas labai gerai viską suprato, jisai sako, ir aš kažkaip maždaug paaiškinau, kokia čia situacija, kad čia kažkoks žalos atlyginimas, ir jisai kažkaip pasakė, jeigu tau reikia, tai aš galiu atsakyti, atleidžiu, bet kas nuo to tik bus, sako, tai niekas nepasikeis. Ir čia vienas iš dalykų, kad, iš esmės, kaip ir 9 žingsnį aš suprantu, tai kaip aš elgiuosi šiandien, kaip toliau elgiuosi. Tai čia pagrindinis, matyt, žalos atteisimas. Aišku, ten yra tų piniginių kažkokių dar keletas dalykų. Biškiai apsileidęs programai, tai man čia šiaip geras čekas. Minutė liko. Kas gal, malda ryte vakare,
jo, kokie pokyčiai gal reiktų tikrai pasakyti, tai su santykiais su tėvais labai ryškus pokytis. Neapykanta žmonėm labai sumažėjus. Toks kažkaip aš negalėčiau sakyti, kad gyvenimas fainesnis, bet aš priemu labiau, koks jis yra. Realiai jis, būtų kažkaip, man atrodo, net nelabai teisingai, kad dabar taip staiga, oi, kaip gerai, ir tipo, dabar žiūrėkit, eikit žingsniais. Ir aš, man atrodo, tai irgi kažkaip norisi išvengti. Su laiku, man atrodo, kas vyksta, tai keičiasi ir tą pokytį sunku pačiam pastebėti, bet tu stiprėjai po truputį. Ir man atrodo, net tos, kažkokios šūdinos vėl būsenos, kurios sugrįžta, jos vis sustiprina. Jeigu tu vėl sugrįžti į programą, jos vėl iš naujo ir ta patirtis kažkaip auga. Ir ant savo globėjo, baigęs, pamačiau šitą. Gal dar greitai ačiū DA grupiai noriu pasakyti, nes kažkaip vis dėlto man pradžioj reikėjo to truputį tokio konkretumo, paprastumo ir ką aš gavau ir esu dėkingas DA grupiai labai už blaivybę ir globėjas, globėjo aišku irgi. Tai, kadangi baigęs, tai biškai prisišnekėjau, bet gal neblogai. Ačiū, kad paklausėte. Tai ačiū tau, Bernardai. Tai turim dabar 15 minučių klausimam. Prašom, galite užduoti klausimus. Visokius. Patogius, nepatogius, bet kokius. Vieną klausimą. Kodėl jūs į būgnus važiuojate? Į ką tokius? Kodėl šokti būgnus? Tai mama tą pradės klausė. Aš nežinau, čia tokia idėja, daug sulaužyk viską ir... Jo, tai čia man šitą labai buvo sunku pripažinti, kad mano labai daug kaip tos tuštybės eina dėl to, kad aš noriu atrodyti toks, kad čia visi maždaug. Ir aš iš tiesų, tokio tipo žmogus. Man įspūdis, padaryti įspūdį žmogui, labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, kiek rašiau ketvirtam ten, kur ta ketvirtas stulpelį, kur bijau būti ten nepripažintas, bijau būti nemėgstamas, nemylimas, visoks toks. Ta labai, blema, kas yra tiesa apie, matyt, programą, kad darai tikrai tai, ko nenori, kad visi, man taip, nefaina yra tai pripažinti, bet kažkaip, yra taip. Prašai, prašom. Klausimą, ar reikėjo sakyti muzikinės veiklos, norint nesveikti? Blema, aš labai galvau, geras klausimas. Aš neatsisakiau dar. Man tikrai nėra... toks būdavo visą laiką, žinai, aš net, pavyzdžiui, turiu dar telefonį įrašą, kur peršnėja, 2 valandas ir dar įrašą, kaip čia daro, kad, žodžiu, ten dainuoja ant to. Ir žiauriai smagu būdavo tikrai ir, ta prasme, prisifarširuoti visko ir varyti, muzikuoti. Tikrai smagu buvo ir kartais tai buvo gal net dar visai faina, bet... Tai buvo tokia kaip ir tapatybės, toks maždaug ar aš čia sugebėsiu. Atsimenu, kad labai taip. Vienu momentu buvo, blemba, kaip aš pamiršau vieną dalyką, kad, pizdu, po to pasakysiu. Aš atkritau būtent per grupę. Aš, dabar atsiminiau, mes nuvažiavom į Estiją ir aš sakiau, aš išgersiu vieną alaus. Šitą atsiminiau, biškį supainiau. Tai va, ir, nesvarbu. Aš manau, kad turint omeny tai, priklauso iš koks muzikos žanras, bet, koks geras, yra daug gerų pavyzdžių. Ir aš noriu tikėti, kad įmanoma, nes, kito kelio nėra, aš nežinau. Šiai dienai aš stengiuosi, kartais būna to įkvėpimo visai nebėra. Bet, yra kaip yra, žinai, kažkaip realiau viskas, kažkaip neaiškiai atsakiau. Kito kelio nėra, turiu omeny, kad vis tiek gyvenimas ir toliau su muzika. Aišku. Kažkaip norisi, būna, kad aš pradedu nekęsti tos muzikos, dėl to, kad kažkaip, ne toks kaifas jau, bet... Ir šiaip nefaina, žinai, kai tu visą gyvenimą galvoji, kad būsi ten punkas, mirsi ten 2-5, ten, kaip dabar jau 2-5, ar kažkas tokio. Tai tada, tipo, kaip ir, tu taip to tiki, kad ir kaip tai durna dabar skamba, bet, tu turi kaip ir sakyti, gerai, seniai, čia, pieva buvo, tu turi savo paaiškinti, žinai, savo tai dalį. Ir kartu turi paaiškinti, kad, tai nereiškia, kad turi atsakyti muzikos. Žinai, ir pavyzdžiui, būna labai nuostabių dalykų, būna ir tikrai, kad, kažkaip, man sunku išlaikyti stabilumą, bet tikrai sekasi ir gerai. Aš, kaip magistrą šiais metais baiginėsiu, kol kas nežinau, kokiom priemonėm, nes jau dabar pavargęs biškiai jaučiuosi,
magistrą klepo klasikinio, nu, su grupėm ten, su gitarom, tai irgi kažkaip nesinori pamesti. Šiaip buvo faina, mano visai noras buvo padaryti įrašus, ten toks produceris buvo. Ir aš kažkaip turėjau darbą, sutaupau pinigų ir padariau tas įrašus, tai kažkada gal paleisim. Aš manau, kad vieną iš dalykų aš pastebėjau kažkurio metu, aš šitą sakiau savo globėjai, kad, blema, būt blaiviam, tai daugiau rock'n'rollas. Nu, tipo, viskas žiauriai realu. Tu nenori keltis, tu nenori valytis dantų, tu nenori, ir tu tą darai, ir tu būni toks, nu, gerai, nu, tipo, žinai, padarysiu. Tu neturi to tokio kaifo, va dabar grot, bet tu būni toks, bet aš myliu muziką, žinai. Ir, nu, toks, aš manau, kad viskas su šito dalyku irgi realu, frušenta koks, aš nežinau. Daug tų pavyzdžių, kur išblaivėja ir aфиген. Nors ir tas ant heroino albumas, žiauriai geras. Atsiprašau. Studijos narkomanas. Tai sakai, tai kur pastebi, kad tavo programa apsileidimas, ar ne? Yeah. Kas įtakoja tavo kasdienybę tą apsileidimą? Savivalė, bet vienas iš dalykų, aš buvau 3 savaitėm išvažiavęs į Prancūziją, tai čia toks buvo visokių minčių. Įlindau santykius, tai čia gal buvo, bet tai buvo taip kvailai, ten buvo Erasmus Plus projektai tokiam, nuvažiavom, 2 dienas praėjo ir tada Bernardas dingo 5 dienom. Ten, tipo, po to labai taip išsiskyrėm, nes aš supratau, kad aš dar nesugebėsiu ten tų santykių. Ir šiaip 3 savaitės atsikėlė pusryčiai, pietus vakarienė toje pačioje vietoje. Tai buvo biški tokio šoko, turėjau globėją dar ant ryšio, tai pasiskambindavau, Dievą kažkaip nepaleidau maldos, tai tas kažkaip laikė stipriam, o po to, po 2 savaitės telefonas man sugedo, tai aš Prancūzijoje buvau, nu, tai iki Dievo įsikibęs. Kažkaip nežinau, kas, nu, man reikia disciplinos, aš supratau, kad man reikia tokio, nu, kad, susirinkimai, kuom yra geras dalykas, bet darbas, man tokie dalykai mane labai padeda, tai, nes priešingą atveju aš nežinau kokiu būdu, bet šita vieta visą laiką randa savo dalyką, kaip viską išmėtyti ir tai, nu, toks visą laiką tik atsibundi, oi, kaip blogai čia jau. Ir tada reikia, tai man kažkaip labai dažnai toks jausmas būna. O jeigu turi, tai, nu gerai, kas sąlygoja, tai tas, nu, kažkoks, iškritimas iš disciplinos, jeigu tik biški kažkaip, čia, bet grįžau iš, šiaip veikingai veikia, aš ten Dievo prašau, palaimink Dievą mano kelionę atgal į Vilnių. Ir ten tokia sunkiai kelionė, 2 paras, ten vos nebemiegu. Grįžti į Vilnių ir tas, blem, gal nereiktų anonimų. Gerai jaučiuosi ir taip grįžau ir, blem, kaip gerai jaučiuosi. O vada, nu tai toks, tu patiri, bet patirtis naudingas. Ir kažkaip anonimai tai čia, kur nieks, kad ir kada tu ateisi, jie tokie bus, fainai, kad tai, nu, žinai, viskas labai paprasta. Nežinau, ar atsakiau klausimą. Nu, toks disciplina. Bliam, kažkaip. Savivalė. Savivalė, nu, pat, jo. Noris kažkaip vėl kareivai, kažką. Savivalė. Jo. Prašau. Kokiam Prancūzijos miestą buvote? Galbūt Taize miestelėje? Ne, bet klausiau. Ne, Menet buvau. Ne, klausiau manęs. Atsiprašau, biškai, uždėmėkit klausimus į temą. Ten tos pokalbius po grupės pasikalbėsim. Ja, gal. Gerai? Jo, apie programą, į temą kažką, nes... Aušra narkomanė. O kada tau tas įvyko, kas sąlygojo, kaip tu sakai, kad sunku buvo priimti tą Dievo sąvoką, kas sąlygojo visgi, kad tu priėmė, kad va tą maldą tavo, kaip sakai, kad prašai Dievo, kad padėtų nuimti tą bloką? Kada tu pradėjai prašyti dėl, nu, kas padėjo? Sakyčiau, kad, realiai gal kvailai skambės, jeigu mes Dievą įsivaizduojam, tai įsivaizduojam kaip stebuklą, kažkokį didelę, tas man dėkojimas. Nu, jeigu aš turiu, pavyzdžiui, jeigu aš atsikeliu ryte, aš šiaip dažnai darau tokį dalyką ir aš, sakykime, meldies ir tu tiesiog, aš bandau pajausti, kiek jėgų aš turiu. Ir jeigu aš kažkiek, pavyzdžiui, dažnai būna, kad nedaug jėgų turiu, bet kažkiek turiu, tai aš padėkoju iš tas jėgas ir aš nusprendžiu savo sekantį veiksmą, kad tai būtų, nežinau, dantų valymasis ar kažkas. Ir aš suprantu, kad tiek jėgų aš turiu. Ir aš esu dėkingas už tai. Tai, bet pradžioj tai tikrai sąlygoja bukas darimas. Tiesiog, man sako, nes žmonės sąja, kad tai veikia, man reikia patikėti, kad jie nemeluoja. Čia buvo mano teorija, kad aš negaliu, šita vieta, jinai neišmastys, tipo, ir aš negausiu to stebuklo. Vat aš norėjau to tokio dalyko, kad pliamba, viskas. Išblaivėjau, jenai, nebus. Ir būtų kvaila, taigi čia kaip tabletė, kaip šniūras. Tai čia taip veiktų tada. Ir tai, man atrodo, kad, Dievas ne kaip šniūras.
priėmė kaip prielaidą? Nu, ta prasme, visų pirma, tai priėmiau, kad, nu, čia yra radikali programa, tai ne, ir daug kas sakė, kad darysi tai, kas nepatinka, bet bus geriau. Tai man reikia patikėti tuo. Tai kada aš ateina mintis, kad aš nebenoriu tą daryti, aš tiesiog sakau, nu gerai, tai kodėl bukai, nes, nu, realiai sako daryti, aš pasistengsiu rasti vietą, ir aš padariau savo, aš su tam užduotim, kaip sunku buvo. Aš ten vieną dalyką parašydavau, pavyzdžiui, apie bejėgiškumą, aš parašydavau ir būdavau toks, nafik šitą. Bet po to buvo daug įdomių dalykų, pavyzdžiui, buvo, greitai, istoriją papasakosiu apie, reikėjo aukštesnės jėgos apraišką sekti. Ir man darbas buvo tas, kur labai sunku tą Dievą priimti ir aš sakau, ką, dabar čia rašysiu koks gražus dangus ten, ar ten, tipo, kokie čia visi, koks čia nuostabus pasaulis, Dievas sukurtas. Man kažkaip šitas nesiklijavo dar priedo, kad nelabai gerai jaučiausi. Bet buvo vienas įspūdingas dalykas, kad kada aš, tada jau seniai po intervencijos, aš labai ilgai nebuvau pas tėvas namie ir aš turėjau tokį augalą. Ir jis mirė. Ir kada aš, po tam tikro laiko, mama kažkodėl sugalvojo laistyti pradėti. Ir jisai realiai toks griaučiai tokie, ir dabar jis visas žalias aplink tas griaučius. Ir aš atsimenu, tuo momentu mama atsiuntė nuotrauką, buvo toksai piplys, tipo daigelis. Ir tarp tų griaučių, jinai kažkaip atsigavo. Tai čia mano vienintelė, tai tokie maži dalykai kažkokie, ir man atrodo pastanga svarbiausias dalykas. Pastanga kažkokia. Ir tada, jeigu turi globėjus, nesigauna ir vėl nori eiti, kažkaip, nafik viską, paskambini, nafik viską, savo, gerai, blaivas, ateik į grupę, gerai ateis. Kad paprasčiau, man kažkaip viskas paprasčiau. Ir Dievas irgi, aš turiu suprasti, kodėl man jo turi reikėti, o ne kad jisai man čia kažkokiais ženklais reikštus. Gerai, turim laiko dar vienam klausimui. Tai prašom. Užduokit paskutinį klausimą ir... Aš, jeigu bet ko galim... Bet ko galim klausti. Gal tavo Dievas turi pavidalą kažkokį? Kas tai yra? Ne, neturiu. Man, ta prasme, nežinau, koks tai turėtų būti visų pirma nereliginė sąvoka. Aš šiaip, patikdavo man ir bažnyčia, bet aš kažkaip pagalvojau, ten buvo tokių pasisakymų, ten kitose grupėse, kad Bernardai, tau ten reikia Jėzus Kristus ir taip toliau. Aš, atvirai tariant, mano idėja yra, kad, aš buvau toks, gal man reikia, aš kaip, to pasimetimo vis ateina kažkiek ir tu būni, kažkokia sunkesnė situacija, bet man turi paprasta viskas būti suprantama, nes jeigu vieną dieną jis bus Jėzus Kristus, kurį aš matau, jaučiu, kitą dieną, aš žinau, kad ateis diena, kai aš nieko nenoriu ir nieko nejaučiu. Tokio atveju iš to Dievo, aš sakysiu, nafik tą Dievą, bet jeigu aš, mano Dievas yra visą laiką su manim ir aš galiu pasakyti, Dieve, šiandien man sunku ir man tiesiog, ar gali būti su manim, man reikia, čia mano planas dienos. Ir aš bijau daryti tą ir aš tau pavedu, prašau, būk su manimi. Tai kad tai būtų paprasta ir kad aš nenaičiau tą kažkokį, kaifą, nes galima ir tą padaryti. Man yra sakė, kur žmonės, jeigu pirmą dieną ten apsireiškia, pirmus metus apsireiškia Dievas, tai dar viskas okei, antras jau durninė guli. Tai irgi toks, aš juokauju, čia mano nuomonė. bet ta prasme, pavidalo kaip po tokio, žmogaus neturi, ne, kažkaip. Aš visaip ieškojau, aš vienu momentu vadindavau į jūrą, nes man jūra daug reiškia. Ten bandžiau visaip, bet po to tiesiog galvojau, gal kažkaip paprasčiau, gal nereikia taip galvoti, jeigu tas Dievas ir yra, tikrai ten visagalis, tai tegul jis būna. Ir jeigu bus jo tokia valia, kad man ten teks kažkoks džiaugsmas pastebėtų stebuklų, ar realiai vėl jaustis kaip ant kaifo blaiviam, tai irgi gerai, bet žinau, kur tai veda, tai nelabai geras dalykas. Bet aplamai, man turi būti paprasta, nes aš žinau, kad ateis diena, kai aš nenorėsiu gyventi ir tada man reikės Dievo. Čia tokie dalykai. Tai Dievo. Aivaras, tai komandos dalyko? Davai paskutinį trumpą klausimą. Šitą pasidalinimą labai tapatinau su šitą ir mąstymą tokį, kad tau turėtų gal, bent jau man yra, tau neateina tokias mintis, kad tu perpratai Dievą. Ir kad biškai, žinai, pradedi dėlioti, tai čia tavo kažkoks tai, pats sugalvojai ir pats čia tiki. Tai gal jo ir nereikia, tau nebūna tokių minčių? Oi, būna visokių minčių. Bliavo, kokių tik minčių nebūna. Būna, bet aš po to būna kažkaip, žinai, nueini į grupę ir biškai pasikeičia viskas. Man tai kažkaip tai būna. Kad ir ką aš čia sugalvoju, aš pasišneku ir šiaip, pavyzdžiui, aš pradėjau pastebėti, kad bet koks santykis su žmogumi jau pasidarė truputį
biškiai kaip iš šono, nes vienas ten visko būna tikrai. Nu aš nežinau, man tiesiog būna, kad aš galvoju, kad man nebereikia viso šito. Tai visai būna, visokių būsenų būna, bet aš žinau, kad aš nelabai sveikas. Tai mano šitas žinojimas, jis man duoda suprasti, kad aš galiu daug ką sugalvoti, bet ta prasme, ten duoti peno tiem, kaip sako, liguistėms improtavimam, iš esmės, ten niekur nenaisi. Ir aš tai labai gerai žinau, kiekvieną kartą kažkaip iš naujo supranti, kad, wow, čia vėl ta pati nesąmonė ir vėl einu ten pat ir vėl aš nejaučiuosi, gerai iš naujo. Ir, bet toks gyvenimas. Man tas tik kažkoks jėgų, sustiprėjimo jausmas, būtent per tuos sunkius momentus. Nesgi visiems fainai, kai gerai. Tai jeigu visą laiką gerai, tai nereikia nieko daryti. Žiauriai fainai ir todėl dabar labai reikia. Bet kada, jeigu ateina sunkus momentas ir žiauriai bijai, žiauriai nenori ir kažkaip atrodo, viso, nafik, viską. Ir man toks, čia yra momentas, kai man reikia veikti. Tada viskas okei. Nes aš atvirai tariant nepažįstu tokių žmonių, kurie būtų, gyvenimas lafa, čia viskas fainai, cipus, biški, chill. Tai visiems būna toks, taip suima, kad tikrai gyventi nesinori. Bet tada skambinu kažką.